pramogas kursiu, kadangi yra galimybė kalbėti apie savo fotografijas, o tai nėra sudėtinga. Ir pirmiausia, vienintelė idėja ir mano kūrybos ir šitos paskaitos, kad pas kiekvieną iš jūsų yra telefonas kišeniai ir jūs galite kurti tą pačią mobiliografiją kaip ir aš. Ir mano kūryba ir yra tas skatinimas, padrasinimas, kad kiekvienas turim kūrybos priemonę, išraiškos, meninės išraiškos priemonę, pasaulio matymo galimybę ir jos perteikimą būtent to paties telefono pagalba. Tai kažkada aš nusprendžiau, kodėl aš turiu tasyti tą didelį, galingą veidrodinį fotoaparatą su dideliu objektyvu. Jeigu jau nori matyti pasaulį individualiai ir dalintis tais vaizdais, tai tikrai telefonų užtenka. Ir mes dabar pabandysime patyrinėti, ką tas Kinčinaitis daro tuo mobiliu telefonu, ką jis nori pranešti jums, ką jis nori atrasti pats savo kūrybai. Kadangi valandos, mikrofonas stringa, bet galbūt jisai mums kliučių nesudarys, ar bandysit ką nors daryti? Aš bandau. Tai pirmiausia, pati idėja fotomeno, ji labai pareigoja. Atrodo, kad kam dabar man imti ir fotografuoti, vis tiek aš nieko ypatingo nesukursiu, šedevrų nebus. Jau labiau žinome tas stipriausias, galingiausias kompozicijas, kokios jos yra. Ir jos mus kartais slegia ir įpareigoja, baugina pradėti ką nors daryti patiems. Bet juk mes kiekvienas mūsų turim savo individualų pasaulį, savo artimiausią aplinką, šeimą, savo interjerus, savo daržą, savo automobilį, ką tik norit, savo maršrutą iš namų į darbą. Ir tai yra vienintelis mūsų gyvenimas, kito nėra. Jis egzistenciškai yra pats svarbiausias. Tai, ką mes matome eidami iš namų į darbą ir atgal, arba į savo parduotuvę, į kurią einame 20-30 metų, tai yra mūsų gyvenimo kelias. Vadinasi, kiekviena detalė tam kely iš tikrųjų egzistenciškai yra svarbi. Ir kodėl apie tai, kas mums yra svarbiausia, nepakalbėti arba nebandyti šito perteikti vaizdais. Tai gal todėl tie vaizdai ir gimsta iš tokios, sakykime, ir egzistencinės atsakomybės prieš savo laiką, kurį tu išgyveni, prieš gyvenimiškus maršrutus. Kiekvienas iš mūsų juos turime, todėl kiekvienas potencialiai esame kūrėjas arba galintis apie svarbius dalykus. Ir man svarbiausia šitoje fotografijoje taip ta reikšmė. Bandome šitą, laidas yra patikimiau, tos technologijos. Taip, tai vadinasi, net tai, kas yra mūsų šaldytuve atidariusi, koks turinys, tai irgi susijęs su mūsų gyvenimu ir tai, kas svarbiausia, ką valgysim per pietus, vakarieniai. Ir jeigu jį nufotografuojame, tai sukuriame ir savotišką savo gyvenimo mini paveikslą, kuris yra ir antropologiškai, ir kulinariškai, ir egzistenciškai svarbus. Tai šiuolaikinis menas ir remiasi tokia idėja, kad vis dėlto nereikia žiūrėti kažkur labai aukštai ir siekti labai stiprių idealų, bet svarbus dalykai yra čia pat šalia ir todėl kartais reikia įdėmiau pasižiūrėti artimiausią aplinką. Tai aš ir naudoju tokį principą, bet dar aš naudoju tokį principą, kad toje artimiausioje aplinkoje tie daiktų, spalvų, faktūrų sąskambiai gali būti kažkokie ypatingi, kažkokie fantastiški, siurrealistiniai, poetiški. Tik tai reikia juos tokio ypatingesnio žvilgsnio ir atsiveria papildomos tos kasdienybės arba banalybės prasmės. Pasirodo, kad ta banalybė nėra visiškai banalybė. Trečia taisyklė, fotografuodamas laikausi vieno iš pagrindinių reikalavimų, ką aš befotografuočiau, kokį buitišką, banalų dalyką,
stipri, visiškai apgalvota ir švari kompozicija yra privaloma. Ir kompozicija, kuri imituoja klasikinius paveikslus. Tegul būna renesansas, barokas, klasicizmas ar modernistiniai paveikslai. Jo labiau, kad aš turiu menotyrinę patirtį ir tai man leidžia, dar palengvina šitą užduotį. Ir tarkim, tokie bus deriniai po 2 fotografijas, kad matytume tokį sąveiką, perimamumą pačių minčių arba ieškojimų, kuriuos galima išvystyti kažkokius ciklus. Tarkim, yra 2 fotografijos, kai matot, jos yra plokštuminės, jos yra kaip tarytum siena, bet iš tikrųjų pasirinkta ta plokštuma ir spalvos todėl, kad aš esu mobiliografas, ne fotografas. Naudoju mobilų telefoną, o mobilus telefonas negali perteikti gylio, kaip klasikinė fotografija, veidrodinis fotoaparatas. Ir todėl man ta plokštuma yra labai svarbi. Jo labiau, kad jūs žinote, Instagrame patys populiariausi fotografai kokie, kurie milijonus turi sekėjų, tie, kurie fotografuoja maistą, ar ne, kulinarinius sprendimus, lėkštės iš viršaus arba patiekalus. Kodėl jie yra tokie populiarūs? Todėl, kad Instagraminė fotografija ir kulinarinis patiekalas savo simetriją, apskritimu ir plokštumą yra ypatingai dėkingas vizualiam vartojimui, vizualiam malonumui. Tai šitą taisyklę irgi galioja. O čia yra dar ir kita tema, tarkim, jau apie ką aš kalbėjau, ta egzistencinė, tai kas kasdienybėje slypi ir kas galėtų mus praturtinti, jeigu į ją įdėmiau pasižiūrėtume. Tai čia yra vienos iš Vilniaus gimnazijų koridoriaus grindis ir tiesiog prie durų numinta vieta. Ta gimnazija dabar užsidarinėja ir va toks ženklas laiko, bet tuo pačiu ir primenanti abstraktų paveikslą ir spalviškai ir savo netikėtą formą. Tai va, mes tik pakeičiame šiek tiek žiūrėjimo tašką, kampą ir gaunasi tokia kompozicija. Sekanti fotografija tai yra Santarų klinikų koridorius. Bando visaip suteikti spalvų ir optimizmo vargšams pasmerktiesiems, kurie juda tai Santarų koridoriais. Bet ir čia vienas iš tokių sprendimų yra dekoratyvus elementas, bet ir draudžianti juostą, ar ne? Ir jis sukuria tokią irgi kaip abstraktaus paveikslo kompoziciją. Bet kad tokius dalykus pastebėti, ką reikia daryti? Reikia tiesiog žvilgsnį nukreipti kartais žemyn ir pasižiūrėti, kas yra mums po kojomis. Kai einam gatve, kai einam perėję, kai matom įvairiausius ženklus, gal kažkokia estetika ir formos ten slypi. Tai ir jau keliaujant toliau, galim tų sąveikų ir sąskambių netikėtų rasti. Ir nereikia galingos technikos, reikia tiesiog įdėmesnio žvilgsnio ir pakalkuliuoti va tos optinius santykius, mastelius, planus. Tarkim, čia mes matom, yra dekoratyvi tapyba ant sienos vaikų darželių, prieš ją nusvirusi šaka. Ir aš matau, kad čia gaunasi neįtikėtinai graži kompozicija. Nors visi, žinoma, skubėdami pro šalį, pasiėmė vaikus iš to darželio, niekas to sąskambio nemato. Man kaip fotografuojančiam ir galvojančiam apie vaizdą, tai yra svarbu. O čia... Na, čia apvažiavimas naujas, kur dabar už Trakų Vokės sekantis, koks miestelis... Ne, tai čia Trakų Vokė ir yra greičiausia. Kur nauja sankryža padaryta? Lentvarė, taip, Lentvarė. Kur tokia ypatinga moderni sankryža ir su tais ranktūriais, tokiais, kurie sukuria tokią abstraktų paveikslą. Bet kadangi iškadruota ir taip ir gavosi, kad tai, apie ką galvoja inžinieriai projektuodami apvažiavimus arba tunelius, menininkas gali pamatyti visiškai kitaip tom inžineriniam sprendime. Arba, tarkim, man patinka architektūra, kur yra tokioj tarpinėje būsenoje, dar negyvenama, bet jau tarytum ir užbaigta. Kaip toks muliažas, kuris irgi suteikia fotografijoms tokią siurrealistinę nuojautą. Šita metalinė tvora ir pastatas yra iš Rygos, o čia jau, kaip suprantate, žinote tą vietą, ten, kur tas smėlis, dabar tas japoniškas sodas yra už ofisų pastato.
Ir tas pats vyksmas, kaip keičiasi miestas, kaip organizmas, jį stebėti, fiksuoti, tą eigą yra įdomu ir gali visiškai netikėtų sąskambių atrasti. Taip pat ir architektūra, jeigu ją žiūri kaip atsiribojęs, ne utilitariai, ne pragmatiškai, ji gali suskambėti tokiom keistom formom. Čia kaip Italijoje persirengimo kambarių durys tokia, irgi abstrakcija, o ten Rygos senamiestis. Kaip žinote, jis irgi toks yra labai įdomus. Jeigu yra puošnus labai fasadai, tai kai eini į kiemų pusę, ten tokia abstrakcija, tokios keistos architektūrinės formos, kokių Vilnius neturi, nes Ryga turi labai aukštus pastatus, 5-7 aukštų visas senamiestis, ir todėl gaunasi tie tokie tuneliai. Kitas, tarkim, koks žinote, mus nuolat slegia tokia beveidė architektūra, įvairiausi angarai, logistikos centrai. Mes pro juos važiuojame užsimerkę, bet galima kažką atrasti juos įdomaus. Tai kaip ir čia tos apsauginės sienos, kurios izoliuoja garsą. Taip, pirma yra Vievio ir man ta fotografija labai patinka, nes ji man primena Pompėjos griuvėsius. Kažkas tokio yra. Tai ta utilitaristinė architektūra, bet pasirodo gali skambėti ir taip. O ten jau yra Radviliškis ir tiesiog tie praėjimo vartai irgi sukuria tokią keistą būseną. Nefunkcionali, labai keista techninė architektūra čia gali suskambėti, kaip toks kažkoks kadras iš fantastinio filmo. Taip pat ir tas noras puoštis su tais ypatingai nuobodžiais sprendimais, tujomis, kuriomis užsodinta visa Lietuva ir sodybos, tai kaip galima sugadinti sodybą, tai užsodinti tujomis. Taip, bet galima atrasti ir tame savotiško keisto grožio. O pirma nuotrauka čia yra iš Vilniaus, kaip žinot, kalno tie naujieji pastatai. Aš išėjau pasnigus labai gausiai, buvo purus sniegas ir todėl ta tokia abstrakti fotografija ir gavosi. Na ir spaudos rūmai, kurie mane vis vilioja, galvoju, kaip juos galima įdomiai nufotografuoti. Jau kokius kelis metus aš ten nuolat važiuoju, einu aplink ir niekaip nerandu kadro, bet pasitaikė vieną kitą galimybę, toks derinys, kuris jau kažkaip kitaip prakalbina šitą įprastą pastatą. Apie sienas jau, jeigu mes tapybos, abstrakčios tapybos istoriją žinom, galima tikrai ieškoti įvairiausius keistų santykių, nes ta ochra sovietinė mūsų daugiabučių yra ypatingai, primena pokario amerikietišką tapybą, jos kolorita Rotko. O ten ta nuotrauka yra iš Neapolio, tiesiog vienas langas buvo labiau pravertas ir jis sukuria vėl tokią netikėtą kompoziciją, bet tą pravertą langą reikia pastebėti. Dažniausiai mes drožiam ir ieškom kažko ypatingo, kokio nors monumento, bet tokiuose detalėse gali būti grožis. Kaip grožis gali būti ir mūsų tose paveldėtose blokiniuose pastatuose, kurie tokia aitria spalva spalvinami. Gali būti ir naujos statybos pastatai, kurie vėl sukuria keistą nejaukumo jausmą. Čia prie Vilniaus geležinkelio stoties nauji pastatai, bet fasadas, kadangi jis nelabai tokioj matomai svarbioj vietoj, paliktas toks ir primena tokią garažo architektūrą. O ten siena iš Šiaulių, tiesiog dekoruota, jau po rekonstrukcijos ir stebėjimo kamera, žaidžianti su tais elementais. Ir vėl tai yra, sutikime, tai yra meniška. Taip, Murane buvote, kai kas taip žino tos spalvotus pastatus, tik tai tiek, kad vėl kaip sukurti fotografiją, kad ji būtų ne tokia turistinė. Aišku, reikia išlaukti momentų, kad nebūtų aplink turistų, antrą išsirinkti objektą, skirti jam visą dėmesį, kad jis išryškėtų kaip veidas, kaip portretas su krosnių kaminais ir tuomet tie pastatai jau kalba su mumis taip kažkaip psichofizionomiškai.
Vėl koloritas, pastabumas spalvoms, čia yra, aš nepasakysiu, iš Suvalkijos bažnytėlės pirma nuotrauka interjero, o kita yra iš Kopenhagos šiuolaikinio meno muziejaus apšvietimo toks fragmentas. Kaip mato, tie dalykai atrodo vienas nuo kito tolimi, bet vėl čia kaip svarbu tą ugdyti savo pastabumą spalvoms, jų perimams, santykiams ir gaunasi tokia abstrakti kompozicija. Taip, čia ta pati Ryga, kuri vilioja savo tais tuneliais, bet kad tą tunelį pajustum, reikia surasti laiptinę, įsiprašyti arba nelegaliai užlipti, pasikelti, kad tas kadras atsirastų. Ne taip paprasta, dažniausiai juk mes einame tą gatvę ir praeiname. Na ir vėl tie paradoksai, tarkim, interjeriniai. Pirma nuotrauka yra iš Kopenhagos darbininkų kultūros muziejaus. Ten yra tiesiog rekonstruoti darbininkų butai 20 amžiaus pradžios detaliai. Ir aš pagalvojau, aš sukursiu aš tokią iliuziją. Aš nufotografuosiu muziejinį interjerą kaip gyvenama, bet ir dviprasmybė taip ir atsiranda. Arba, tarkim, čia vėl tie buitiniai motyvai. Tokių, aišku, lentynėlių galima rasti lietuviškam kaime, nebūtinai Kopenhagoje, o tas vaikutis yra šiuolaikinio meno kūrinys, kuris irgi sukuria tokią dviprasmybę. Tarytum, kokiam laukiamajam oro uosto laikinai jisai čia paliktas. Taip, čia yra pirma fotografija, vėl ji įdomi man savo tokiu keistumu, tokiu tortiniu puošnumu. Tai yra Vefo kultūros centrai Rygoje, labai puošnus po rekonstrukcijos, bet jie keisti, ar ne? Kažkaip netikri, sakykime. O ten jau jūs suprantate, yra Druskininkų, taip, spa pagrindinis. Tai aš derinu tos vėl du interjerus, kurie yra vėl savotiškai siurrealistiniai, keisti. Arba, tarkim, nuolat reikia galvoti gatvę vaikštant apie stiklą, kaip jisai atspindi pasaulį, ką galima per jį kiaurai pamatyti, arba kaip gali derintis keli planai. Stiklas neįtikėtinai dėkingas yra fotografijai, nes vienoj dienos pusėje jis yra permatomas, kitoj dienos pusėje jis yra atspindintis pasaulį. Tai čia vienas, tarkim, atrodo, kad dirbtinai sukurtas kompozicijos, bet viena yra iš Müncheno, nes matote pirmą fotografiją su vazonėliu, nes tai yra tvarka, vokiškai daiktai sudėlioti, o kitas langas yra iš Klaipėdos. Ten yra vėl senamiestis, tiesiog einu ir matau, kad yra dėkinga kompozicija. Ir jau tas duetas, jau jis mums kalba kaip toks meninis projektas. Arba, tarkim, vėl derinama tai, kas nesuderinama. Šiaip čia yra iš Latvijos vieno vietinio muziejaus ekspozicijos fragmentas su ta vonė, bet yra užuomina apie Marato mirtį ir taip toliau, ar ne? Todėl aš ją ir labai gerai įsidėmėjau. O kita fotografija yra iš Naujamiesčio, yra toks tiesiog holas, jame ledų šaldytuvas ir užmesta atsitiktinai šitas audeklas. Ir man staiga nušvinta, kad čia kažkas yra iš prisikėlimo, kad čia yra vos ne Turino drobulė. Bet tiesą pasakius, čia yra dar asmeniškas dalykas. Tuo metu sužinojau, kad netikėtai mirė labai artimas draugas Rolandas Rastauskas, visiškam šokė einu, o jis Naujamiesty gyveno. Ir užsuku šitą holą ir man kaip prisikėlimas, kaip Kristaus kapo akmens atkėlimas. Tai visiškoj buitinėje aplinkoje, tam pačiam Naujamiesty ir kažkokiam tai holė galima tokių sakralių dalykų atrasti. Vėl tie netikėtumai, siurrealistiniai deriniai. Pirma fotografija yra iš tikrųjų daugiabučio fotografija iš muziejaus ekspozicijos, kuri buvo per visą sieną. O kita fotografija yra Panevėžio laiptinė, kuri kompoziciškai, spalviškai skamba kaip toks brutalistinės skulptūros, labai geros skulptūros meno kūrinys. Tai vėl tokie tarytum deriniai nederinami.
Šiuolaikinės architektūra, jos elementai, spalviniai, medžiaginiai, jie kažko yra ypatingi, nes tai yra tik tai mūsų laikmečio ženklas. Įsivaizduokite, mes dabar į gatvę pažiūrim, kaip važiuoja mašinos, kokie modeliai, kokios spalvos. Vien spalvos išduoda, kokiam dešimtmetyje mes gyvename. Jeigu einame atgal 30 mečius arba 4, visiškai kitos spalvos, kiti santykiai ir sąskambiai. Taip pat yra architektūrinės medžiagos, jų spalvos, jų faktūros, paviršiai. Ir todėl visa tai yra iš tikrųjų gražu ir svarbu. Tai reikia analizuoti, nes visą tai praeis, po 10-mečio nebebus tų medžiagų, tokių faktūrų, kaip čia derinama. Čia, aišku, po rekonstrukcijos sovietiniai pastatai, bet vėl jie keistai atnaujinti ir keistai skamba. Ir tokie elementai taip ir derinami. Čia iš Kauno, ten iš Šiaulių, tiesiog reklamos fragmentas, bet kadangi nėra užrašo, jisai paslėptas ir atsiranda tokia keista būsena, keista nuojauta. Čia pirma fotografija yra iš Kintų mokyklos langas ir čia mes matome persirengimo spinteles, o kita tiesiog iš interjero aš ją suderinau kaip spalvinės tokias abstrakčias kompozicijas. Pamatęs Kintų tą langą, aš iškart pagalvojau, taigi čia Mondrianas, kokia taisyklinga geometrinė kompozicija. Tuo metu keliavau su Algimantu Aleksandravičium, jisai blaškėsi kažkur kitur, ieškojo kito kadro, jam reikėjo juodai baltos nuotraukos, jisai tų spalvų nematė. Tai čia vėl, ko ieškome ir ką atrandame. O jeigu pasižiūri kitaip, pamatai ir suskamba tie dalykai vėl kitaip. Taip, tie tiesiog pastatai žavi ir niekaip nuo jų negali atitraukti akių, tas realizmas architektūrinis, čia yra Daugavpilis, o ten yra Šnipiškių tvora, bet mane sužavėjo tas vaizdas, nes 3 planai. Pirmiausia, ta tvora, kaip matot, prieš ją yra sniegas, o ten žaluma. Tvora tai yra atspaustas vaizdas. Optimistinis, žalį, mes užtvėrėm statybas ir griaunamą pastatą. Ir gavosi tokie 3 planai, nereikia montažo, nereikia sėdėti prie Photoshopo, pati tikrovė pasiūlo tos Photoshopus, kurie irgi savotiškai iškalbingi. Ir čia jau vis dėlto viena tik mano fotografija tolimesnė, ta dešiniai pusiai. Man ta šiuolaikinė statybos primena kompiuterinius žaidimus, kompiuterinius projektus. Ir čia specialiai dėjau kompiuterį sukurtą architektūrą, kad tiesiog tai ir pademonstruoju, kaip ta architektūra tampa vis virtualesnė ir nuasmeninta. Na ir skulptūros. Skulptūros man svarbios tiesiog, kaip galima jas prakalbinti, kaip jos galėtų būti gyvesnės, kvėpuojančios, vėl tos keiščiausios dviprasmybės. Tarkim, čia apsnigta manekeno galva, o ten yra meno kūrinys, tokia skulptūra. Ir čia yra vėl iš Vaško muziejaus Paryžiaus, o ten iš anatomijos muziejaus. Ir tie tokie deriniai, tos dviprasmybės, vėl gali būti tokios ir dramatiškos, ir įdomios, ir priverčiančios į meno kūrinį žiūrėti kitaip, intimiau, kaip ir ta skulptūra sužalota marmurinė, sugydyta, sakykim taip, arba čia vėl iš anatomijos muziejaus dvyniai. Tai tų dramų, siaubo filmų užuominų tikrovė yra labai daug. Arba čia tos dviprasmybės. Viena skulptūra, pirmoji yra skulptoriaus parašymasis darbas skulptūrai, o kita, kaip suprantat, manekenas treniruotėms, dirbtiniam kvėpavimui. Tai vėl, jeigu užduodi juodai baltą toną, jeigu tinkamą parenki kompoziciją, atsiranda keistas jausmas, neaišku, kur ir kas yra. Čia tiesiog su Gimoto Fideli Castro įdėjau ir savo Duče, Italijos Musolinijos Vaško portretą, kur vėl galima kažkaip tuos vaizdus atgaivinti. Čia marmuro skulptūros, Romos, Florencijos muziejai, vėl marmuras kaip gyvas, kaip žaizdotas, kaip kūniškas, kuris pasirodo netoks ir amžinas, tai vėl tas meno kūrinio trapumas. Sužmoginimas, sakykime, man irgi yra svarbus.
Na ir optinės iliuzijos, apgaulės, kontrastai, vizualūs kontrapunktai, kurių pilna gyvenime arba kurie tiesiog yra sarkastiški, ironiški, nukeliantis mintį kažkur toliau negu pati tikrovė. Čia, tarkim, filmuojamas istorinis kino filmas Vilniuje, o čia pati istorija ant to tilto, bet fotografavau taip, kad primintų kokį 70 metų senąją fotografiją. Čia mūsų puikiai Jūrmalos paplūdimiai, kurie irgi tokie alsuojantis keistumu ir dirbtinumu. Čia iš Humanos parduotuvės fragmentas, o ten iš Romos restauruojamo pastato, kur vėl toks gaunasi tikrovės kuriamas koliažas. Kur liūtas tampa tikru, o ten du Stokholmo švedai užkandžiaujantis tampa muliažiniais. Arba muliažas pirmoji fotografija, o ten gyvas gyvūnas. Būdamas menotyrininkas aplankau visus zoologijos, technikos, botanikos muziejus, nes žinau, kad ten gali būti tokių įdomių kontrastų arba sprendimų fotografinių, kurių nepasiūlysi dailės muziejus, tarkim. Todėl pirmų planų keliauju ir ieškau tų vizualių dviprasmybių keistose muziejuose. Ir po to atsiranda tie ir supriešinimai, tie vizualūs paradoksai. Arba kaip perspektyva tampa plokštuma. Čia tiesiog yra toks snygis stiprus ir kaip tolis įsikomponuoja tokią rytietišką, japonišką graviūrą. Manekeno galva, reklama, bet irgi tokie dalykai gali atgyti, nes jie yra sudėtinė tokia viešų erdvių gatvės gyvenimo dalis, tik reikia pakreipti rakursą ir reikia kitokio truputį žvilgsnio. O kaip menotyrininkas nuolat būdamas įvairiausiuose muziejuose, man jau atsibodo tie meno kūriniai, šedevrai, iš kiek galiu juos žiūrėti. Aš pradedu žiūrėti į žmonės, į juos žiūrinčius arba stebėti budėtojus. Turiu visą ciklą apie budėtojus, tai čia yra pirma fotografija iš Berlyno muziejaus, kaip matot, vokiška tvarka ir vertikalė, o kitas yra Venecijos budėtojas, kuriam jau 100 metų ir kuris jau kaip meno kūrinys visai kitoks ir kitokioje aplinkoje. Ir po to jau paskutinis mano ciklas, muziejonas vadinasi, tai yra irgi būtent iš tų muziejinių erdvių, kur erdvė, meno kūrinys ir žiūrovas savo santykiais ir sąveikom kuri naują tikrovę. Aišku, reikia ir pačiam atrasti rakursą, kaip tai nufotografuoti, kad atsirastų tas paradoksas. Tai pirma fotografija yra Pompidou centras, yra skulptūra moters ir aš matau, kad eina tėvas su dukra. O dukra jau nuo tėvo truputį atsilieka ir aš jau nujaučiu, ką iškrės. Tuomet pasiruošiu savo mobilų telefoną ir jis staiga pribėga prie tos skulptūros, čiumpa suknelės kampą ir žiūri, ar ta moteris tikra ar ne. Aš toj pat fotografuoju, į greit nubėga, bet jeigu nebūčiau pasiruošęs tam kadrui, nebūtų tokio, atrodo, statiško, išbaigto, atrodo, kad čia yra du tokie statiški skulptūriniai objektai. O kita fotografija yra iš Stokholmo, yra meno kūrinys, kur atsiklaupęs Hitleris žiūri į tą paveikslėlį, o iš šonų yra du lankytojai, bet jie man taip susigrupavo į šventą tokį rombą ir galvoju, aišku, reikėjo jo išlaukti. Ką aš darau, būdamas muziejuose, kadangi muziejai dažniausiai yra tokie, kad tu gali judėti ratu iš salės į salę, tai aš ir suku tos ratus, nes aš žinau, kad po kažkiek laiko pasikeis lankytojai, bus kitokie, įdomesni. Ir arba grįžtu atgal, judu taip, ir kol nesulaukiu tinkamo rakurso ir kompozicijos, nesinori man to muziejaus palikti. Taip ir gimė tas šventas rombas. Tai vėl, kaip matote, gal nevadinkime tai fotografiją, pavadinkim tą mobiliografiją, pavadinkime taip mąstančiais vaizdais arba mąstymų vaizdų pagalba, pasaulio pažinimų vaizdų pagalba. Ir dar kartą
aš save ir jūs padrasinu imtis to paties mobilaus telefono ir matot, galima perkurti pasaulį pagal savo dėsnius ir padaryti ir gražų, įdomų, ir intelektualų arba absurdišką. Ačiū Jums. Klausimai prie mano stendo. Когда матят, а что? Покемонов. Это